Po to, kai patekote į bėdą ir jūs praradote balansą, manau, kad kai ištinka krizė arba trauma, ar kažkas panašaus nutinka mūsų gyvenime, mes linkę sutelkti dėmesį į tai, ko nenorime, kad nutiktų, bet ne į tai, ko norime. Todėl, kad kai esame kovos arba bėgimo būsenoj, išlikimo būsenoj, mes visada stengiamės nuspėti blogiausia, kas gali nutikti. Nes jei nutiks kažkas menkesnio, mes turėtume didesnę tikimybę išgyventi. Kai išėjau iš ligoninės, buvo tik du dalykai. Tariau savo, mano viduje yra sąmonė, kuri man suteikia gyvybę, kuri priverčia mano širdį plakti. Virškinti maistą, organizuoja visas tas funkcijas. To proto sąmonė kur kas didingesnė už manąją. Aš nežinau, kaip daryti visus tuos dalykus. Negaliu išgydyti savo kūno, bet ji gali. Man atėjo galva mintis, jeigu jėga, kuri sukūrė kūną ir ji gali jį išgydyti, tuomet turiu rasti kontaktą su ta sąmonė. Ir kai tik su ja užmesgu kontaktą, turiu duoti jai plano šabloną, dizainą, turiu duoti jai suprasti, ko noriu, aiškiai išreikšti savo ketinimą ir atiduoti jį šiam aukštesniam protui, bei leisti jam mane išgydyti. Taigi, tai buvo pirma, ką aš pasakiau. Antra, ką ištariau, nesiruošiu leisti jokiom negatyviom mintim lysti į mano gyvenimą. Tai skamba tikrai gerai iš filosofinio požiūrio taško, bet kai tu suparalyžiuotas, pradėjau vidinius procesus ir mąsčiau apie savo stuburo rekonstrukciją. Bet po akimirkos aš jau mąstau apie gyvenimą invalido vežimėlyje. Tada sustoju ir pradedu viską iš naujo, todėl kad tai nėra tai, ko aš noriu. Tai buvo pirmas signalas mano pasąmonėje. Taigi pradedu iš naujo ir sekantis dalykas, kurį atsimenu, ar verta parduoti savo kliniką, ar vertėtų parduoti savo namą. Ir vėl grįžtu prie kitų idėjų. Todėl tai buvo pastovi praktika. Aš nusivildavau ir prarasdavau kantrybę. Vėliau man pasidarydavo dar blogiau. Todėl man prireikdavo 3-4 valandų per dieną, kad įveikti tai. Tai vidinis darbas ir tai nebuvo taip paprasta. Bet po 6 savaičių aš pradėjau geriau sutelkti dėmesį, o dėmesys tai buvimas, tai įgūdis. Kuo daugiau tai praktikuojate, tuo geriau jums tai sekasi. Vėliau tai, kas trukdavo 3-4 valandas, staiga pasidarė daug lengviau. Taip pradėjau užimti mažiau laiko. Ir kai pradėjau matyti, kad paleidžiu naujus ryšius savo smegenyse, aš pradėjau dar geriau sutelkti dėmesį. Dabar, kai baigdavau praktiką, aš buvau įsitikinęs, kad papuoliau tiesiai į 10-tuką. Viskas pradėjo gauti formą. Ir tada pradėjau suprasti, kad įgaunu tam tikrus įgūdžius. Įsivaizduok, tu su geriausiais draugais, jie visi sėdė aplink ligoninės lovą ir tu žinai, kad turi bėdų. Kai tau paplekšnoja per petį ar apkabino ir jie sako, mes žinome, tu priimsi geriausią sprendimą. Kas iš tikrųjų reiškia, jog aš laimingas, jog aš tai ne tu. Taigi tai buvo tikrai galingas pašventinimas mano gyvenime. Todėl, kad turėjau pasverti tai, ką aš žinojau prieš tai, ko nežinojau. Aš dabar laimingas, kad nusprendžiau nedaryti operacijos, nes dabar pas mane nebėra skausmų nugaroje ir gyvenu normalų gyvenimą. Išgyvenau visą sielos tamsą per tas pirmas 6 savaitės. Kai esate tokios būsenos, turite suprasti, kad niekas neturi atsakymų į jūsų gyvenimo klausimus, tik jūs pats. Juk niekas nežino, ką reiškia būti jumis, todėl kad jie ne jūs. Ir galite net neklausti, nes jie jums duotų savo patirtį. Kai buvau nusivylęs, netekdavau kantrybės ir prarasdavau ramybę. Tuomet pastebėjau, kad mano dėmesys suprastėjo. Bet kai pradėjau nusileisti ant žemės, kai pradėjau pasitikėti ir atsiduoti, su visu tuo žaisti šiek tiek daugiau, norėčiau perėti repeticiją nuo stuburo atstatymo pradžios iki pabaigos, be nusukimų neteisingų kelių. Todėl visi tie momentai, kai praktikavau, kai keičiausi, visi tie momentai vedė prie to momento, kai aš viską pabaigiau ir kai aš pabaigiau, aš sugebėjau išlaikyti savo dėmesį ties tuo, ko reikia. Aš neklaidžiau kažkur savo sąmonėje ir mano kūne buvo fizinis pojūtis, kuris jautėsi teisingu. Tai buvo malonus jausmas. Jaučiau ryšį, tai buvo pažįstama, tai ką aš žinojau, tai ką aš dariau veikė. O tuomet, kai jau turėjau tą ryšį, nuo to momento, kai pradėjau pastebėti pokyčius, kurie vyksta su mano kūnu, pradėjau atkreipti dėmesį, ką dariau savyje. Bet dabar tai dariau su didesnė aistra. Žinojau, jog dabar tai darbas, kaip ir bet kokiam sporte treniruotė. Pradėti tai tikrai sunkus darbas. Bet vėliau, kai tai pasidaro lengviau ir pradeda teikti malonumą, jūs pradedate tuo mėgautis. Ir štai kas nutiko. Aš pradėjau laukti savo meditacijos. Negalėjau sulaukti, kada ten grįšiu. Tai buvo mano pasaulis.
Ir žinot, neturėjau kur eiti. Negalėjau treniruotis, todėl kad gulėjau veidų žemyn. Tiesiog dirbau su savimi. Ir tai buvo nuostabus laikas. Taip pat tai buvo sunkus laikas, bet per jį aš sužinojau daug apie save ir išgijimo procesą. Nesu tradicinis vaikinas, kuris imasi dalykų iš bet kurios religinės sektos, bet kurios kultūros, tradicijos. Manau, kad kai darai tai, esi linkęs dalinti auditoriją. Turiu omenyje, kad esu mokslininkas. Manau, kad mokslas yra šiuolaikinė misticizmo kalba. Manau, kad mokslas demistifikuoja mistiką. Ir tada, kai pradedam kalbėti apie religiją arba kultūrinę tradiciją, mes skirstom auditoriją. Tuo tarpu, kai mokslas kuria bendruomenės. Taigi jūs kombinuojate šiek tiek kvantinės fizikos, endokrinologijos, šiek tiek psichoneuroimunologijos, taip pat epigenetikos. Visi šie mokslai rodo pirštų į galimybę. Todėl tai, ko mokom, tai neskamba bauginančiai. Mes remiamės mokslu. Mes žinome, kokie žodžiai, kokios mintys, kokie veiksmai sukuria darną mūsų prote ir širdyje. Mes žinome, ko reikia, kad pakeisti žmogaus būseną. Mes tai išmatavome tūkstančius ir tūkstančius kartų. Todėl, kai pradedame medituoti, mes darome viską, ką jau ir taip žinome, ką daryti, bet tiesiog esame tai užmiršę. Todėl, kad jūs per daug užsiėmėm ar per daug išsiblaškę. Dauguma žmonių laukia krizės, sužalojimo, ligos arba praradimo, kad galiausiai pradėtų keistis. Jiem turi tapti taip blogai, kad galiausiai nebesijaustų patys savimi. Ir jie tada gali pamatyti save pirmą kartą iš tikrųjų. Noriu pasakyti, kad visi, kurie to klauso, padarė ką nors puikaus savo gyvenime. Ir ką jie padarė? Jie sugalvojo laukinę idėją, jie gavo naują idėją, jie užduoda savo klausimą. Pavyzdžiui, koks jausmas būti sveikam arba turtingam? Ką reiškia užmėgsti naujus santykius? Ta momentą, kai jie užduoda šį klausimą, jie įjungia kūrybinį smegenų centrą. Jie įjungia priekinę skiltį. Dabar priekinė skiltis turėtų būti užimta kūryba. Turėtų būti naudojamos schemos dalykų, kuriuos išmokote intelektualiai arba filosofiškai, kuriuos patyrėte savo gyvenime. Taigi priekinė skiltis turi atsakyti į šį klausimą, aktyvuodama įvairias schemas. Ir kai dėlionė susidėlioja, jūs gaunate regėjimą savo prote, kuris vadinasi ketinimu. Aistringas žmogus, kuris turi šią viziją, mintis jo galvoje tampa patirtimi. Jis pradeda justi emociją, tarsi įvykis jau būtų įvykęs. Ir kai sujungiate aišku ketinimą su stipria emocija, jūs keičiate savo energiją, keičiate nervų grandinę, keičiate savo kūno chemiją, keičiate savo genetinę išraišką. Nuo to momento jūs nebegyvenate praeitimi, jūs gyvenate ateitimi. Jūsų gyvenimo esmė tampa ateities vizija, o ne prisiminimai apie praeitį. Kągi žmonėms daryti dabar? Užrašykite pasirinkimą, kurį turite padaryti ir būtinai įsiminkite. Užfiksuokite veiksmą, patirtį jums savo elgesį, tikslų šioje ateityje. Tai, kaip tai jaučiasi. Laikykite savo sąmoningą protą sukoncentruotą ties tuo. Ir kas svarbiausia, peržiūrėti savo mintis, kurių jums nereikia. Tokių kaip aš negaliu, tai per daug sunku, aš niekada nepasikeisiu, man tai netinka. Tai mano mamos kaltė, mano tėvo kaltė, visi kalti, aš neturiu jėgų. Kas tai bebūtų, užsirašykite šias mintis ir tapkite tiek sąmoningi, kad jos niekada neliktų nepastebėtos. Užsirašykite tuos pasirinkimus, kuriuos turite nustoti priimti. Pagalvokite apie dalykus, kurių nebenorite daryti, apie įpročius, kurių norite atsikratyti, apie patirtis, kurios jūs sieja su tam tikrai žmonėm ar vietomis bei emocijomis, kurios tempia jų žemyn. Ir jūs turite tapti toks sąmoningas, kad 95% mūsų gyvenimo nebebūtume nesąmoningi ir negrįžtume prie senojo aš. Štai tai ir yra darbas. Taigi tai yra procesas, tai yra tai, kas mums visiems yra natūralu. Jums tiesiog reikia rasti laiko, kad tai padaryti. Ir tai pagrindinis momentas, o dauguma žmonių nenori skirti laiko. Pats faktas, kad galite galvoti apie tai, apie ką dabar galvojate, priverčia susimastyti, kas stebi šias mintis. Jei suvokėte, jog mastote, vadinasi jūs ne mintis. Jūs atlikėjas, valdantis tą mintį. Jūs sąmonė. Taigi dauguma žmonių mano, jeigu aš taip galvoju, tai yra tiesa. Bet tai netiesa. Vien todėl, kad turite mintis, tai nereiškia, jog jos teisingos. Emocijos ir jausmai tai praeities įrašai. Todėl, jeigu jūs patiriate pažįstamas emocijas kiekvieną dieną, nelaimę ir nevertumą, tai jūs pradedate savo dieną praeityje. Jeigu šios emocijos kontroliuojamos jūsų minčių ir negalite galvoti už savo jausmų ribų, vadinasi, jūs galvojate apie praeitį. Ir didžiąją dalimi jūsų diena išliks tokia pati. Taigi, pirmas žingsnis, be abejonės tai duoti žmonėms reikalingą informaciją. Kuo daugiau žinių turite ir supratimo, kaip dirbate,
ir kaip jūsų smegenys ir kūnas veikia paprastai, tuo daugiau žinių turite darbe su savimi, kad galima būtų savimi pasirūpinti. Kai kada, kai pas mus į dirbtuves užeina žmonės ir jie nori ten pasėdėti kurį laiką. Ir tebūnie sėdė, aš neleisiu jiem atsistoti. Ir žinote, jie turės įveikti savo baimę, nugalėti savo neapykantą ir pyktį. Jie turi peržengti šią ribą. Na taip, jūs galite pasakyti, kad kažkoks žmogus jums sukėlė negatyvę būseną. Na gerai, taigi paimkime tą žmogų, apvilkim jį tramdomais marškiniais ir paleiskime į mėnulį. Ir kas iš to, jūs visiems turėsite atlikti kažkokius veiksmus, kad pagerinti savo negatyvę būseną. Todėl mes mokome žmonės, kad žinios tai patirties pranašas, teisingos informacijos gavimas ir jo supratimas, o supratimas to, kaip jūs dirbate, paruoš jūs geresniam gyvenimui. Tame yra žaidimo esmė. Taigi, kai tik žmogus turi šias žinias ir informaciją, turime sudaryti sąlygas joms panaudoti. Dauguma žmonių, kai pasiekia tą kritinį tašką, kai jie suserga arba praranda pusiausvyrą, ar dar kažkas nutinka, būtent tuo momentu jie nusprendžia keistis, o aš turiu omenyje, kamgi laukti. Skirkite 45 minutės per dieną užsirašymui tom, ko norite savo gyvenime ir pradėkite jausti to emocijas, tarsi tai būtų jau nutikę. O tada pažiūrėkite, ar galėsite išlikti šios būsenos visą dieną. Jeigu sugebėsite, turite pradėti matyti sinchroniškumą ir sutapimus, galimybės ir duris atsiveriančias jum. Todėl, kad jūs daugiau nebe tas žmogus. Ir tai nuostabu, nes jums nereikia būti fiziku, ar neurobiologu, ar mokslininku, ar šventuoju, šventiku, ar rabinu, ar dar kažkuo. Jūs galite būti įprastu žmogumi. Ir kaip ir bet su kuriais kitais įgūdžiais, kai tik sužinosite, kaip tai daryti, pradės darytis vis lengviau ir lengviau. Ir tai yra tai, ko aš noriu, kad žmonėms tai pavyktų vis lengviau ir lengviau.